Vilniaus mero postą ir mano vardas yra Andra, o čia yra mano kolega Ovidijus. Taip, sveiki. Mes esame iš ISM universiteto, esame iš ekonomikos ir politikos kurso ir šiandieną mes būsim jūsų debatų moderatoriai. Taip, mes moderuosim šitos debatus, bet prieš tai, tarti sveikinimo žodį mes norim pakviesti mūsų mylimą rektorių Alfredą Chmieliauską. Ačiū labai džiaugiuosi, matydamas visus taip gausiai susirinkusius. Na, bet pirmiausia, mėly garbus svečiai, kandidatai į Vilniaus mero postą ir mėly studentai. Iš tikrųjų, jau kaip sakiau, labai džiaugiuosi matydamas visus jūs čia, todėl kad čia vyksta tai, kas tradiciškai šimtmečiais, jeigu ne tūkstantmečiais, yra būdinga akademiniai bendruomeniai. Tai yra diskusija. Diskusija, kurioje tikslas yra išsiaiškinti. Diskusija, kurioje neįmanoma nugalėti, bet kur triumfuoja intelektas ir protas. Tai aš labai džiaugiuosi šitą ekonomikos ir politikos studijų programos iniciatyva ir labai esu dėkingas Vincentui Vabolevičiui, šitos programos vadovui, už tokį suorganizavimą ir labai džiaugiuosi, kad tai yra studentiška iniciatyva. Tai yra dalykas, kurio mūsų universitetas didžiuojasi nuo pat jo įkūrimo, kad mums rūpi tai, ką mes įsirašė į savo strategiją, tai yra žodis angliškai skambantis relevance. Tai reiškia, mums rūpi, kas vyksta aplinkui. Tai per daug netimdamas laiko diskusijos, noriu jums palinkėti tikrai, kad triumfuotų protas, intelektas ir išradingi sprendimai. Noriu, kad jums palinkėti, kad visiems būtų naudinga ir įdomu. Ir kągi, sėkmės. Ačiū. Tikrai labai malonu matyti šitiek daug susikaupusių rimtų veidų ir dar yra džiugiau dėl to, jog žinau, jog atėjome visi čia, kad žinotume atsakymus į mums rūpimus klausimus ir taip pat užduotume krūvą naujų klausimų. Sekmadienis visgi yra ta diena, kada mes balsadėžius pamaitinsime lapeliais, kuriuose bus mūsų nuomonės pirmą kartą vykstančiuose tiesioginiuose mero rinkimuose. Aišku, daugelis jau sėkmingai naudojasi išankstinę balsavimo teisę ir jeigu jūs atėjote čia pas mus į svečius jau išreiškę savo valią, jūs jau esate pilietinės visuomenės narys. Ekonomikos ir politikos programos vardu noriu pasveikinti mūsų šios dienos diskusantus, prelegentus ir visų pirma, Artūras Zuokas, Lietuvos Laisvės sąjunga. Mykolas Majauskas, Tėvynės sąjunga, Krikščionys demokratai. Remigijus Šimašius, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis. Jonas Pinskus, Darbo partija. Naglis Puteikis, nepriklausomas kandidatas, kurį kelia Lietuvos sąjunga. Ir Gintautas Paluckas, Socialdemokratų partija. Labai svarbu, jog rinkimų kampanijos finišo tiesiojoje mūsų akademija tampa tuo labai reikalingų tarpininkų dialoge tarp jaunosios visuomenės bei kandidatų. Tikimės, kad šiandienos racionalūs atsakymai mus prives prie taip pat labai racionalių sprendimų. Pagrindinės šios dienos temos, apie kurias mes kalbėsime, yra ekonomika ir jaunimas. Ir šios temos, net nebejoju, jaunai kartai yra tikrai vienos iš svarbiausių ir mus labiausiai jaudinančių. Būtent dėl to ISM politikos klubas jas ir suformulavo šios dienos diskusijai. Mes norėjome, žinoma, pasikviesti ir daugiau kandidatų, tačiau neturime galimybės to padaryti ir dėl to atsirinkome tuos, kurie mūsų manimų savo rinkiminėse programuose ekonomikos ir jaunimo klausimus iškelia labiausiai. Taigi mes tikimės šiandien labai produktyvios, konstruktyvios diskusijos ir tikimės iš jūsų sulaukti daug klausimų ir, žinoma, labai įdomių atsakymų. Manau, kad dabar reikia pristatyti pagrindinės laiko taisyklės ir visus techninius dalykėlius. Taip, tai aš dabar pristatysiu jums visas debatų taisyklės. Taigi debatai turės 5 raundus. Pirmasis raundas bus skirtas kandidatų prisistatymui. Antrasis raundas bus skirtas ekonomikos klausimams. Trečiasis raundas bus skirtas jaunimo klausimams
4. raundas bus skirtas jūsų žiūrovai klausimams ir 5. raundas bus skirtas kandidatų baigiamosioms kalboms. Taigi, dabar apie techninius dalykus, kaip viskas vyks. Pirmajame raunde kiekvienas iš kandidatų turės po minutę laiko atsakyti į klausimą, kurį jums pateiks Ovidijus. Tai bus jūsų prisistatymas. Antrajame raunde kiekvienam iš kandidatų bus užduotas vienas klausimas ir jūs turėsite 2 minutės atsakyti į šį klausimą. Po to auditorija ir jūsų konkurentai galės pateikti repliką. Į repliką atsakyti jūs taip pat turėsite 1 minutę laiko. Lygiai tas pats bus ir trečiajame raunde su jaunimo klausimais. Tuomet 4. raundas, kaip ir minėjau, bus publikos klausimai. Jūs galėsite pakelti ranką ir vienam iš jūsų bus atneštas mikrofonas ir jūs turėsite iki minutės laiko pateikti klausimą. Kandidatas į šį klausimą turės lygiai taip pat minutę laiko atsakyti. Pabaigoje, 5. raunde, jums bus skirta minutė, per kurią jūs galėsite pasisakyti laisvai, ką norėsite ir kas jūsų manymu yra svarbiausia. Už laiką atsakingas yra mūsų kolega Mantas Boreika. Ir dabar jums kandidatai iliustruosime, kaip viskas atrodys. Taigi, likus 15 sekundžių, Mantas pakels štai tokią kortelę, kad jūs žinotumėt. Jūsų laikui pasibaigus, Mantas paskambins štai taip. Kai jūs viršysite laiką, daugiau negu 10 sekundžių, Mantas paskambins taip. Tikimės, kad viskas bus aišku. Gerai, aš manau, kad labai nereikia mums visiems traukti į naktį. Ir dabar lauks kiekvieno iš mūsų kandidatų prisistatymo kalba. Bet taigi vėlgi bus nelaisvo pobūdžio ir aš noriu užduoti tokį bendrą klausimą. Visgi žmogus, kuris bus išrinktas į Vilniaus mero postą, turės tikriausiai susidurti su pakankamai marga savivaldybės koalicija. Tai teoriškai bent jau reiškia tikrai aktyvų kompromisų siekį, išlygų darymą. Tačiau įvardykite 3 darbus, būtent darbus ir ne vertybės, ne abstrakcijas, bet būtent darbus, kurių tikrai neatsisakysite, kad ir kiek reikės išlygų padaryti arba kompromisų pasiekti. Taigi pradėsime nuo Artūro Zuoko. Pagal alfabetą turėčiau būti paskutinis. Tai malonu čia matyti tokią gražią puikią auditoriją. Tai priminsiu, kad šiandien man tenka garbė ir atsakomybė be abejo dirbti Vilniaus miesto meru, taip pat koalicijoje, kurie sudaro 5 politinės partijos. Kaip matot, dirbam, randam sprendimus, sprendimai priimami ir tie pokyčiai matosi Vilniaus mieste. Praeitoje kadencijoje, priminsiu, per 4 metus pasikeitė merai 3 kartus. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad, kaip sakytų, matyt, kompromisų nebuvo įmanoma pasiekti. Ir be abejonės, kad toks miestas, kada taip dažnai valdžios keičiasi, neįmanoma kalbėti apie miesto ateitį. O klausimas buvo įvardinti 3 konkrečius darbus, taip? Bet ne principus. Tai norėčiau gal pasakyti, kad be kompromisų neįmanoma demokratija. Ir matyt, nėra šiandien Vilniaus mieste nei vieno darbo, dėl kurio nebūtų galima diskutuoti arba polemizuoti. Nes tikrai man visą laiką įtartini atrodo asmenys, kurie sako, aš žinau kaip yra ir gali būti tik tai taip, o ne kitaip. Todėl dėl konkrečių darbų visada yra įmanomi teisingi kompromisai, kurie leidžia pasiekti sprendimą. Dėl principų būtų kita kalba. Pone Majauskai? Taip konkrečių darbų ir sprendimų ir neišgirdom. Bet aš Mykolas Majauskas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas į Vilniaus merus ir sąrašo lyderis ir džiaugiuosi atstovaudamas stipriausią politinę jėgą Vilniuje, kuri laimėjo pastaruosius kelis pagrindinius rinkimus Vilniuje. Tai Seimo rinkimus, kur laimėjom 8 berods iš 11 apygardų ir laimėjom Europarlamento rinkimus Vilniuje. Paskutiniai rinkimai, Europarlamento rinkimai parodė, kad mes kartu su broliais liberalais surinkam 50%, beveik 50% Vilniuje balsų. Ir iš tikrųjų panašu, kad daug didelių dėrybų ir nebus, nes mes turėsime labai aiškias užduotis, dėl kurių tikrai neturėtų būti kažkokių ginčų. Pirma yra finansų stabilumas, kuris turės būti ištikrintas Vilniaus miesto savivaldybei.
Antras dalykas, tai yra išvalymas šilumos ūkio nuo Rubikoninio įkoro, ką ir prezidentė šiandien pasakė. Ir trečias dalykas, mesim, nuimsim, renovuot, remontuot ar pailsėti šiek tiek žaliojo tilto skulptūros. Labą pavakarį visiems. 3 darbus, jeigu reiktų išskirti iš visų, tai aš įvardinčiau taip, tvarka. Be abejo, sklandus sutarties pasibaigimas su Vilniaus energija ir konkurencijos įvedimas būtų pirmas darbas. Antras darbas, apskritai savivaldybės įmonių pertvarkymas taip, kad jos būtų ir pelningos, ir turėtų aiškius tikslus ir rodiklius, ir nepriklausomas valdybas. Būtų antras darbas. Ir trečias darbas būtų įgalinimas gyventojų, kad jie taptų tikrai šeimininkai savo daugiabučiuose namuose, kad būtų bendrijos padedamas teikti, o netrukdoma, ir kad administratoriai atsirastų ne šiaip iš dangaus nukristų, bet viešo konkurso būdu. O kadangi sutaupiau 14 sekundžių, tai vertybės 3 dar pasakysiu. Na, profesorius Landsbergis yra teisus, kai dėl visko kaltina KGB. Ir aš jau esu minėjęs, kad tie KGB tai yra kvailumas, godumas ir bailumas. Tai va šitų 3 dalykų bus atsisakyta ir tada viskas bus gerai ir Vilnius suklestės. Ačiū. Esu Jonas Pinskus, 4 metus dabar dirbu kartu su Artūru Zuoku koalicijoje ir esu Vilniaus miesto vicemeras. Darbas sudėtingas, sunkus, iš tikrųjų daug nuveikėm. Su Zuoku, patikėkit, nelengva dirbti. Daug ginčiamės, bet svarbiausia atrandam tos kompromisus, kuriam darbe yra būtini. Svarbiausia darbai. Finansai, kaip žinoma, didžiulė skola. Šilumos ūkis. Pabaiga sutarties ir perėjimo procedūros sklandžiai reikia pabaigti. Iš tiesų pritariu, kad konkurencija turi būti, bet tai yra dar ir kitokių rezervų ir būdų, kaip šilumos kainą sumažinti. Ir trečia, tai visuomeninių pastatų renovacija, aš savo dedu labai didžiulį tikslą, kadangi tai yra realu. Tai reiškia sutvarkyti, atremontuoti visus darželius, visas mokyklas, ir tai per 300 visuomeninių pastatų. Ir kad darželį, jums jaunimų labai aktualu, manau, kad vaikų jau turi darželį, tikrai bus prieinami visiems. Puteikis. Kažkodėl Šimašius neapsidžiaugė, kai Majauskas į brolių išvadino. Stebiuosi, kodėl Pinskus Zuoko brolių neišvadino. Jeigu rimtai, pirmas darbas sudėtumėm visą biudžetą, visus projektus, viešuosius pirkimus, visas samatas, absoliučiai visus viešuosius finansus, internetą, kad kiekvienas Vilnietis ir ne tik Vilnietis galėtų pažiūrėti, kam planuojama išleisti, kas jau išleista, kas laimėjo konkursą ir kas kokius ten betonus pakeitė granitais ar kitom brangiom medžiagom, ar atvirkščiai. Antras darbas būtų suburti prie kiekvieno komiteto Šveicarijos pavyzdžių visuomenės komisijas, įskaitant ir akademinę bendruomenę ir studentus. Ir trečias darbas būtų pasiruošti visuotiniai apklausai, kurią galima būtų rengti kartu su Seimo rinkimais. Vietos savivaldos įstatymė yra visas skirsnis, daugybė straipsnių, kaip gali savivaldybės rengti visuotinės apklausas. Būtų protinga rengti kartu su rinkimais. Tai štai tie 3 pagrindiniai darbai. Ačiū. Aš esu Gintautas Paluckas, socialdemokratas. Ir aš puikiai suprantu, kad žiūrėdami socialdemokratus jūs paprastai matot Birutę Vėsaitę, Radauską ir pastaruoju metu tokį žmogų iš Alytaus. Bet mes kitokie. Vilniuje socialdemokratai yra kitokie. Ir aš pasistengsiu tuo jūs įtikinti. Bet jeigu šnekėti rimtai, arba pusiau rimtai, tai kiekvienas naujas meras daro tą patį. Tai kviečiasi administracijos direktorių, departamento vadovus ir sako, papasakok, kas vyksta. Tai man to daryti nereikės, nes aš pats dirbau administracijos direktoriumi ir aš puikiai tikrai gerai žinau, kas savivaldybėje vyksta. Bet mes šnekame apie 3 pagrindinius darbus. Pirmas dalykas, tai yra pokalbis su departamentų direktoriais dėl biudžeto vykdymo. Biudžeto numatytose programuose, projektuose finansavimo trūkumas yra akivaizdus, ypač kas numatyto iš skolintų lėšų finansuoti, tie projektai nebus finansuojami tą apimtį, kurie numatyta, todėl reikia labai didelį dėmesį. Antras dalykas, tai yra ateinančių 5 metų ES lėšų perspektyvų, integruotų teritorijų investicinis planas. Ten numatytų projektų likimas taip pat turi būti persvarstytas.
Ir trečias dalykas, ką reikėtų padaryti, ne per vėlų, Vidaus reikalų ministerija dar atsakymą ir ūkio ministerija nedavė, aš gerai esu informuotas. Trečias dalykas, ką daryčiau, skambinčiau premjerui ir sakyčiau, pašnekėkim atsisėdę prie stalo dėl finansinės padėties, didesnio gyventojų pajamų mokesčio dalies skirimo ir panašių dalykų. Tai dabar paskambinsim. Tai man iš karto paskambinsim, Mykolai. Ačiū už tikslumą. Tada aš noriu paklausti, kodėlgi visgi brolių reikia išvadinti? Reikia brolių pavadinti, o ne išvadinti. Kam tas negatyvumas visgi? Gerai, tada mikrofonas keliauja pas Artūrą Zuoką ir lendame į ekonomikos temą. Ir štai pirmasis klausimas nuo Andro. Taip, dar prieš pradėdama klausimus norėčiau pasiūlyti visiems svečiams atsisėsti štai ant laiptų arba galite praeiti šiek tiek toliau, kad nebūtų tokios grūsties prie durų. Jums patiems net turbūt nelabai smagu. Taigi, ekonomikos klausimai. Primenu, kad kandidatai turės 2 minutės laiko, tuomet replika ir minutę laiko atsakyti į repliką. Taigi, pirmasis klausimas Artūrui Zuokui. Pastaruoju metu labai daug girdime apie skolas. Apie Graikijos skolą, apie Vilniaus skolą ir lygiai tiek pat daug girdime pasiūlymų, kaip elgtis su viešojo sektoriaus skola. Vieni sako, kad ją reikėtų drastiškai mažinti, kiti sako, kad tai kaip tik sustabdytų ekonomikos augimą ir tai būtų negatyvus dalykas. Jūsų manymu, reikėtų mažinti skolą ir kaip skolos mažinimą pajaus kiekvienas vilnietis? Ar tai jam yra svarbu? Priminsiu, 2011 metais, kada pradėjo mūsų koalicija dirbti Vilniaus mieste, tuo metu Vilniaus mieste bedarbystė buvo 12,4%. Kas net yra sunku patikėti, kad sostinė galėjo būti tuo metu tokia bedarbystė. Šiuo metu yra šiek tiek daugiau negu 6%. Vilniaus miesto skolos, man baigus antrą kadenciją, buvo 2007 metais 274 milijonai. 2011 metais, kada miesto valdžia perdavė naujai išrinktam merui man miesto valdymą, tai miesto skolos jau buvo 860 milijonų, o dar po pusmečio reikėjo išpirkti 200 milijonų savivaldybės parduotų skolų, kurios buvo parduotos 2010 metais, tai jau pirmą pusmetį mūsų kadencija turėjo milijardinę skolą. Bet aš nekaltinu per daug miesto valdžios, nes jos sprendimai čia yra minimalus, nes biudžetą formuoja pirmiausia Finansų ministerija, vyriausybė ir Seimas. Ir šiandien mes turime, jeigu 13 metai buvo Vilniaus miestui patys juodžiausi, nes tuo metu buvo patvirtintas ir ne pats mažiausias biudžetas Vilniui, savarankiškos kažkokios lėšos sudarė 337 milijonus, šiais metais jau turime 650 milijonų. Jeigu deficitas nuo 9 iki 13 metų buvo 170 milijonų kasmet tarp pajamų ir išlaidų, tai šiandien šiais metais, o dabar kaip tik gavom duomenis už praeitus metus, jis sumažėjo iki 60 milijonų. Taigi yra šiokie tokie poslinkiai, nepaisant sudėtingos situacijos. O dabar kai kurie kandidatai, kurie sako, kad Vilniuje reikia gyventi pagal savo pajamas, tai aš bandau tada jums paaiškinti, ką tai reikštų. Tai reikštų, kad mums reikėtų sutaupyti 170 milijonų, nes tiek yra skirtumas tarp pajamų ir tarp mūsų neišvengiamų išlaidų. Galbūt kažkiek ten galima ten išmesti keletą projektų, sutaupytume apie ten, sakykime, 10 milijonų, bet 160 milijonų lieka. Tai viešai transportą reikėtų mažinti trečdaliu. Tai yra praktiškai niekur toliau nuo miesto centras viešasis transportas nevažiuotų. Darželių naujų steigimų neįmanoma būtų, atvirkščiai, nes 70 milijonų kainuoja darželių subsidijavimas. Toliau reikėtų vieną kartą tik valyti miestą per savaitę ir visiškai nebeeiti valyti miesto į miegamosius rajonus ir daugelį kitų vietų taupyti. Kitaip tariant, Vilnius primintų besivystančią Afrikos valstybės sostinę. Miestą, kuris kūrė 40% BVP, vien tik todėl, kad vyriausybė ir Seimas tokiu būdu supranta biudžeto paskirstimą ir dalybas tarp skirtingų Lietuvos miestų. Priminsiu pabaigai, kad Vilniaus miestui tenka pats mažiausias biudžeto dalis vienam gyventojui, lyginant su visa Lietuva, jau nekalbu Ryga, Talina ir Varšuva, pavyzdžiui. Jeigu galima pabandyti šiek tiek pakomentuoti, nes turbūt Vilnius taip ir toliau, taip kaip nupiešė, taip ir atrodys, jeigu toliau jam vadovaus žmonės, kurie neturi elementariaus supratimo apie finansus ir kurio komandoje yra korumpuoti politikai. Tai šiandien Vilniaus miesto skola yra apie 1,4 milijardo litų. 600 milijonų iš jų užaugo per pastarąją kadenciją, tuo tarpu, kai visose kitose savivaldybėse skolos stabilizavosi po krizės. 400 milijonų jau yra pradelstų įsiskolinimų, būtent per šitą kadenciją naujų.
Tai negebėjimas tvarkyti su finansais ir veda prie tokių rezultatų. O diržų veržimosi nereikia, naujų mokesčių nereikia, reikia elementarios tvarkos. Pirma, aiškios apskaitos, kaupiamuoju principu ir konsoliduoto biudžeto. Antra, periodinio nepriklausomo viešo audito, kurį būtų galima periodiškai skelbti. Trečia, reikia labai aiškių finansinės drausmės taisyklių. Negali prisimti fantasmagorinių naujų projektų, jeigu neturi aiškaus atsakymų, iš kur gausi finansavimą. Ir ketvirta, reikia sutvarkyti savivaldybės įmonės. Pritaikyti geriausius tarptautinės OECD praktikos standartus ir kriterijus. Ir tai sustabdys nutekėjimą pinigų tiek į nešvarias dėžutės, tiek į neefektyvumą. Norėjom šiek tiek dar, kad būtų aišku, ar ne, kandidatams, tai jeigu norite replikuoti, sutarkime, kad pakelsite ranką po mero pasisakymo ir tuomet turėsim galimybę kiekvienas iš jūsų pasakyti po repliką. Atsiprašau, nu dabartinis meras nieko negaliu pasakyti. Iš tiesų, kadangi klausimas buvo apie ekonomiką ir nukrypo tik tai apie skolas, tai aš norėčiau pabrėžti, kad iš tikrųjų pagrindinis dalykas... Aš labai atsiprašau, bet mes turime laiko tik vienai replikai, tai dabar Zuokas turėtų atsakyti į repliką. Pasirodo, turiu galimybę pakomentuoti repliką, tai mielai tą padarysiu. Tai aš tik tai gerbiamam Majauskui pasiūlyčiau, po šitos diskusijos nueikite į tokį visažinį internetą ir pasižiūrėkite. Vilniaus miesto savivaldybė kaupiamuoju principu daro visą apskaitą ir konsoliduotą balansą nuo 2011 metų birželio 23 dienos. Taigi jūs neskaitykite savo laikotarpio ataskaitų, kada dar buvo jūsų merai valdžioje Vilniaus mieste. Antra, Vilniaus miesto biudžeto skolinimus limitus nustato lygiai taip pat Seimas ir vyriausybė. Savivaldybė nei cento negali nei pasiskolinti, nei išleisti daugiau, negu numato mums biudžetas, kurį tvirtina Seimas kasmet. Ir trečia, kalbant apie skaidrumą ir visą kitą, tai vėlgi pasižiūrėkite net ir paskutinės Transparency International ataskaitas. Vilnius tarp didžiųjų miestų yra priekyje pagal visą apskaitą ir pagal skaidrumą ir visi duomenys, visa informacija yra internete. Netgi Vilniaus miesto gyventojai gali nueiti užsakyti tyrimą, bet kurio viešojo pirkimo, iš karto savivaldybės kontrolierius atlieka patikrinimą ir deda ataskaitą į internetą. Tokios galimybės yra, prašom naudotis. Ačiū už atsakymą. Nebegalima, tai daugiau nebegalima. Tačiau dabar sekantis klausimas yra skirtas jums, tai viskas yra nu. Gerai, ponia Majauskai, žiūrėkit, Vilniuje gyvena daug žmonių, kurie visgi nėra registruoti Vilniuje. Ir tai mažina potencialios mokesčių sumos sumažėjimą. Tai pirmas klausimas būtų toks. Kaip ši problema būtų sprendžiama Australijoje? Taip, ir antroji šio nuostabaus kompleksinio klausimo dalis yra, ar tuos de facto Vilniečius reikia paversti de jure Vilniečiais? Ir jeigu taip, kokiamis priemonėmis? Taip, be jokios abejonės, bet aš dar pasinaudodamas savo laiku atsakysiu, kad reikia paskelbti padaryti viešą ataskaitą, kuri buvo padaryta nepriklausomas finansinis auditas Loino ir Prime Investų, kuris buvo padėtas į stalčių ir paslėptas, kuris pasakė, kad nėra daroma kaupiamuoju principu, nėra konsoliduoto biudžeto ir savivaldybė yra nemoki. Tai paskelbkite tą auditą ir visiems bus aišku, neslėpkite. Dabar apie registravimą Vilniečių. Tai čia iš tikrųjų nemaža dalis, turbūt didžioji dalis yra ir Seimo kompetencijos, kuomet Seimas galėtų priimti įstatymus, kurių pagrindų sudarytų lengvesnės sąlygas jaunimui registruotis, jeigu jie nuomojasi butą, nuomojasi būstą čia. Tai čia yra viena galimybė, tai reiškia sudaryti lengvesnės sąlygas. Iš kitos pusės Vilnius turėtų paskatinti, tai yra sudaryti lengvatas ir dar didesnės lengvatas, nei galbūt jos yra šiandien, jaunimui naudotis viešomis paslaugomis, kas paskatintų juos registruotis Vilniuje, jeigu jie, tarkim, turi Vilniečio kortelę ir yra užsiregistravę Vilniuje. Ar tai būtų viešo transporto paslaugų didesnė nuolaida, ar tai būtų kitų paslaugų. Tai čia turėtų būti du principai. Iš vienos pusės turime skatinti sudarydami sąlygas jiems lengviau registruotis, tai čia yra Seimo kompetencija. Iš miesto pusės tai turėtų būti didesnės paskatos, kurios, mano supratimu, šiandien, akivaizdu, kad yra nepakankamos registruotis jiems čia Vilniuje. Ačiū. Deja, pirmas ranką pakėlė Paustickus, mikrofonas jam keliauja.
Replikuojam. Iš tikrųjų, norėčiau truputį replikuoti. Dėl ko mums reikėtų deklaruoti gyvenamą vietą? Dėl to, kad Vilniaus miestas gautų papildomą GPM, ar ne? O gal žymiai paprasčiau reikėtų pakeisti įstatymo projektą ir padaryti, kad gyventojų pajamų mokestis būtų mokamas pagal veiklos vietą. Ir jeigu aš dirbu Vilniuje, tai aš Vilniuje gyventojų pajamų mokestį ir moku. Ir tai paskatintų netgi vystytis regionams ir kitos savivaldybės būtų suinteresuotos kurti darbo vietas, ko mums šiandien daugiausiai ir trūksta. Pas mus į Vilnių atvažiuoja daugiausia iš aplinkinių savivaldybių ir gauna darbą. Ir todėl tas jų uždirbtas gyventojų pajamų mokestis grįžta atgal. Kokia situacija gaunasi, kad Vilniaus rajonas gauna 40 milijonų litų iš Vilniaus miesto ir didžiuojasi, kad jie be skolų. Tai ne deklaracijos mums reikia ieškoti arba daryti sąlygas, bet iš tikrųjų užsiimti lobistinę veiklą Seime, kad būtų priimtas mano užregistruotas įstatymo projektas, kuris ir yra, kad gyventojų pajamų mokestis, prieš 5 metus užregistravau, kad gyventojų pajamų mokestis būtų mokamas pagal veiklos vietą. Atsakymas į repliką? Tai 3 kart valio. Kad konservatorius padirbo. Žiūrėk, tai čia galima nuo tono, čia garsiau, ryžtingiau, dar gali stalą patrankyti. Realiai, žiūrėkit, jūs esate Seime, kartu koalicijoje su socialdemokratais ir viskas yra jūsų rankose. Ir jūs esate koalicijoje kartu su Artūru Zuoku, Vilniaus miesto savivaldybėje. Tai apie darbus, kuriuos jūs kalbat, kad padarysite, jūs jau galėjote padaryti. Apie įstatymus, kuriuos sakot, kad reikia lobiuoti, tai jums tiesiog reikia balsuoti, o ne lobiuoti. Tai viskas yra jūsų rankose, bet sprendimų kaip ir nepriimate. Nei savivaldybėj, nei Seime. Tai duokit patelę, aš atsakysiu. Ne, dėja yra tik viena replika į repliką. Tvarka, būtų galima perėti prie kito klausimo, Andriu. Tai kitas klausimas yra ponai Šimašiui. Daugelis miestų merų skundžiasi, kad nepakankama dalis surenkamų mokesčių atitenka miesto biudžetui ir kad labai didelė dalis... Ir labai didelė dalis atitenka valstybei. Tai ar jūs manot, kad tai yra problema? Jeigu taip, tai koks procentas turėtų atitekti jūsų manymu tuomet miestui ir kaip tai galėtų būti įgyvendinama? Iš tiesų, daugelis miestų tikrai nesiskundžia, nes daugelis gauna 100% gyventojų pajamų mokesčio dalį. Ir tai yra problema, nes jie irgi nesuinteresuoti kurti naujas darbo vietas, nes taip ar taip gerieji dėdės iš valdžios duoda papildomai pinigų. Bet dabar kalbant apie Vilnių, taip, iš tiesų ta dalis turi būti be jokios abejonės didesnė. Aš pats rudenį registravau biudžeto projekto pasiūlymus, pagal kurios šitą dalį būtų numatyta padidinti iki 60%. Ir man atrodo, kad tai būtų pagal dabartinę situaciją daugmaž sąžininga. Manau, kad tarp 60 ir 60 kelių procentų būtų daugmaž sąžininga. Kodėl ne 100, nors visą laiką advokatuoju, kad konkurencija tarp miestų yra labai geras dalykas. Na tai todėl, kad būkim bėdni, bet teisingi, į Vilnių suplaukia dirbantis, darbingo amžiaus žmonės ir Vilniuje darbingų žmonių ir tų, kurie nėra darbingi, gauna išlaikymą iš biudžeto, jų santykis yra dvigubai geresnis negu kai kuriuose kitose savivaldybėse. Tai aišku, nėra čia taip blogai, bet 60% ar šiek tiek daugiau būtų adekvatu. Bet aš pasakysiu, kad problema yra didesnė kitur. Klausimas paradoksalu, bet aš pats kaip siūlytojas tokios nuostatos, kokiu aš replikų susilaukiau iš kolegų Seime, iš visokių frakcijų kolegų. Taigi sako, tu ką? Taigi išmoks viską. Ir tai buvo pagrindinė replika, kad nepasitikima yra Vilniumi. Ir aš suprantu, kad tai yra visiškai nesąžininga ir absurdiška, nes negali miestas būti vieno mero ar vienos koalicijos įkaitų. Bet aš manau, kad reikia padaryti savo namų darbus, reikia sutvarkyti su savivaldybės įmonėm, reikia kaštų naudos analizę įvesti, Excelį atrasti savivaldybėje kai kuriuose vietose. Ir reikia viešuosius pirkimus išskaidrinti ir sutvarkyti, nes aš nesuprantu, kodėl tokia organizacija kaip CPO yra vis dar neatrasta Vilniaus savivaldybėje, nors daugelis atrado. Kiek Vilniaus administracija pirko pirkimų pernai apie CPO? 0 administracija. 0. Tai apie atradimą prašau nekalbėti šitoje vietoje.
Tai šitą vietoj tuos dalykus sutvarkius, grįžtų pasitikėjimas ir tada atsirastų ir didesnį gyventojų pajamų mokesčio dalis, aš to net nebijoju. Prieš jūs replikuojant, aš dar kartą pasakysiu, kad tai irgi taip pat kaip ir renkant balsus, čia taip pat yra lenktynės ir kas pirmas pakelia ranką, tas ir replikuoja. Aš tą kampą itin stebiu. Ir pirmas ranką pakėlė ponas Majauskas Šikačius. Tikrai taip. Žiūrėkite, reikia labai aiškiai pasakyti, kad miestas neatsistos ant kojų, jeigu nedidės miesto ir miestiečių pajamos. Ir jos gali dėti ne tik perskirstant gyventojų pajamų mokestį, bet pritraukiant investicijas ir kuriant gerai apmokamas darbo vietas Vilniuje. Tai tokios investicijos, kurias pavyko pritraukti nepaisant įvairių detaliųjų planų planavimo subtilybių Vilniaus mieste, kas užtrunka 2 kart ilgiau nei Kaune ir Klaipėdoj, ar teisinių pastebėjimų pasirašant sutartis Barclays, Western Union, 1000 gerai apmokamų naujų darbo vietų Vilniuje. Ir tai sukūrė galimybės ir jaunimui neišvažiuoti, ir miestui gauti didesnės pajamas. Ir tokiu būdu miestas gauna didesnės pajamas, miestas atsigauna. Taigi šiandien mes labai aiškiai koncentruotis į naujų, gerai apmokamų darbo vietų kūrimą. Tai didintų pajamas. Kaip? Labai gerai. Ar dar turiu 1 minutę? Tai žiūrėkite. Aš esu ne Seimo narys, ne vicemeras, ne meras. Aš esu verslininkas, aš pritraukiu užsienio investicijas į Lietuvą ir aš iš to pragyvenu. Tai yra mano duona. Tai šiandien su verslu reikia, užsienio verslu reikia bendrauti, reikia jam sudaryti sąlygas. Tiek detaliųjų planų, tiek konsultacijų, tiek visas aplinkybės, kuomet jie galėtų užtikrinti geriausias galimybės investuoti čia Vilniuje. Aš norėčiau iš tikrųjų dar pabrėžti, be abejo, kad naujos darbo vietos yra labai svarbu ir man truputėlį nepatinka dabartinės valdžios šiuo atveju toks paverkšlenimas, tarsi nieko mes negalime. Bet realybė yra kokia. Aš pats aplankiau beveik visus paslaugų centrus įsikūrusius Vilniuje, kur 7-8 tūkstančių darbo vietų yra sukurta, daugiausiai investuok Lietuvoje dėka ir tą Barclay, atsimenu, kaip atvedinėjom ir atsimenu ar šias diskusijas vyriausybėje ir kaip vos nelemiamas balsas buvo šitoje vietoje, ačiū Dievui, teisinga pusė mano paties. Nes prieštaravot. Jūs prieštaravot. Myko, aš nežinau, ar tu jaunesnis, brolis ar vyresnis, bet elgis gerai. Iš tiesų 7-8 tūkstančiai naujų darbo vietų sukurta ir man yra labai nemalonu, kai ateini į 500 darbo vietų sukūrusią įstaigą ir per 15 minučių išlenda istorija apie tai, kaip 2 metus iškabą derino ant pastato. Ir man nepatinka tos istorijos ir žinau, kad visiems užsienio investuotojams tas pats pasakojama. Reikia šitos dalykus įspręsti, reikia sutvarkyti aktyvumą, reikia, kad paskambinus savivaldybė angliškai būtų, kas atsakytų ir nuvestų koridorius ten, kur reikia, jeigu problemos neišspręstos ir tada viskas susidėstys į vietas ir bus tų darbo vietų. Ačiū. Klausimas ponui Pinskui. Atsižvelgiant į jūsų ir jūsų partijos narių kompetencijas, kurioms miesto įstaigoms jūs norėtumėte vadovauti ir kokius galbūt pokyčius ten žadate gyvendinti? Miesto įmonės. Įstaigose, institucijose. Bet aš mokysiu, prisikaupiu, dabar norėčiau tiesiog papasakoti, kad iš toliau pradėti. Miesto įstaigos tai iš arčiau. Iš tikrųjų, pasakykit, man aš labai daug iš politiko girdžiu tokią vieną frazę. Sukursim daug darbo vietų. O kai aš paklausiu, klausykit, o kaip jūs sukursit tas darbo vietas? Nu kaip? Kas kuria darbo vietas? Atsakymą negirdžiu. Darbo aš visiems aiškinu, kad darbo vietas kuriasi iš 3, susidaro sukūrimas iš 3 banginių. Pirma, atsiminkit jaunimas, pas jūs čia pagrindas turėtų būti. Idėja. Pagal tą idėją yra daromas projektas. Pagal tą projektą yra finansavimas, o tada įgyvendinti tą projektą ko reikia? Darbo rankų ir taškas. Tai idėjos pas jūs, projektai pas mus, pinigai. Ir darbo vietų iš tikrųjų bus sukurta. Atrodo, kas genialu, tas labai paprastas. Tai dėl Vilniaus miesto skalotą. Niekada nekalbėkime apie Vilniaus miestą, apie savo miestą kaip prasiskolinusi.
Mes turim kalbėti ir galvoti, kad mūsų Vilniaus miestas yra didžiausias donoras kitoms savivaldybėms. Jeigu visos savivaldybės gauna tą nelemtą GPM 100%, tai tik 4 savivaldybės, Mažeikiai, Kaunas, Klaipėda ir Vilnius, kurios 3 savivaldybės beveik po 90 truputį daugiau procentų GPM pasilieka, o Vilnius vienintelis 48%. Ir iš jų tik 18% realiai pasilieka pas Vilnių. Tik 18%. Tai tas arba pagal veiklos vietą, arba GPM pakėlimas, tai yra neišvengiama, aš jau prieš 5 metus tą pasakiau, ir darykit kaip norit. Ir jeigu mes norim tos 2 milijardus per tikslinės teritorijas 14-20 metais įsisavinti, o tam 2 milijardam tikrai reikalingas bus kofinansavimas, tai pinigai ir skola tai bus pagrindinė dedamoji, kad tos projektus įgyvendinti. O gyvendinant tos projektus už 2 milijardus reikalingos bus didžiulis kiekis darbo vietų, darbo rankų. Tai ponas Pinskau, buvo klausimas, kokie įmonė norėtumėt vadovauti. Ar teisingai supratau finansų ministerija? Labai teisingai supratau. Galite Zuokai. Ponai Zuokai. Puiku, kad turiu galimybę sureplikuoti šiek tiek. Čia buvo klausimas apie įstaigą, tai aš bent jau noriu laikytis temos. Tai šiuo metu vadovauju savivaldybei Vilniaus, tikiuosi, kad jūsų dėka vadovausiu ir vėl taip pačiai įstaigai po šių rinkimų. Ir tik noriu šiek tiek sureplikuoti, nes truputį pradedu pasimesti. Po gerbiamo Šimašiaus, po gerbiamo Majausko kalbų, tai dar kartą priminkime elementarius paprastus skaičius. Jie yra Google. Ir suprantu, kad Seimas išmoko meluoti ir visą kitą, bet yra faktai. 11 metai Vilniaus mieste bedarbystė 12,4%. Vadovauja vyriausybė, kuri vadovaujama konservatorių, liberalų sąjūdžių, tame tarpe ministrų kabineto narys ir ponas Šimašius. Ponas Majauskas yra patarėjas, o konservatorių liberalų sąjūdžio frakcija vadovauja Vilniaus miesto tarybai. Šiandien turime 6% su trupučiu bedarbystę. 13 000 papildomų darbo vietų. 12 metais Vilniaus miestas buvo 4. pasaulyje pagal tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą Vilniaus pasaulyje. 13 metais buvo 1 Europoje. Tai va, truputėlį norėčiau, kolegos, jeigu net ir meluojat, tai bent jau raudonuokit, kaip aš raudonuoju iš nepatogumo, ką jūs kalbat. Taip, nes man gėda, kus viską kalba. Replika, ponėtis. Aš iš tiesų tiesiog pamiršau, nuėjau skolos, pamiršau tą klausimą sakyti. Aš noriu vadovauti Vilniaus miesto savivaldybei. Ir tą padarysiu geriausiai. Aš tik labai trumpą pastebėjimą pasakysiu. Dabartinė praktika, kai koalicija pasidalina darželius, kas kokiam darželį ten pirmą mašinėlę važinėja, tai man atrodo labai įdinga. Ir atvenka vienam ten švietimas, kitam šiukšlės, trečiam vandenis. Ir pagrindinė problema yra tai, kad nėra vieno skaidraus, stabilaus standarto, kaip turi būti valdomas miestas. Ir šiuo atveju man labai norėtųsi, kad būtų daugiau nepriklausomo valdymo ir tarkim įmonės atsirastų nepriklausomos valdybos, ką mes sakom, 2/3 tokių žmonių kaip minimum bus valdybos. Gerai, judėkim prie klausimo ponui Pudeikiui. Taigi visi ekonomikos pradžiamoksliai teigia, kad monopolijos labai kenkia eiliniam vartotojui ir valstybės ūkiui. Jūsų manymu, kokia monopolija šiuo metu yra kenksmingiausia Vilniaus miestui ir kaip jūs ketinate ją skaidyti? Kaip jūs ketinate, kokie bus jūsų pirmieji žingsniai? Norėjau pirmiausia paklausti, pasikeitė taisyklės dėl replikų skaičiaus, nes po šito pasisakymo buvo leista replikuoti veikiančiam merui ir broliams. Broliai gauna eterio daugiau, tai aš ne pretenziją reiškiu, tiesiog galvoju, kad čia šiek tiek monopolizavo broliai su meru. Tai štai šitą monopoliją iš tikrųjų norėtųsi šiek tiek skaidyti. Dabar dėl monopolijo, dėja, mano atsakymas yra absoliučiai priešingas. Šildymas ir šalto vandens tiekimas yra natūralios monopolijos ir mano galva tai eksperimentas, kuris daromas Lietuvoje su šildymu. Primena Latino Amerikos 19 pabaigą 20 vidurį, aš nežinau, manau, kad jūs studijuojate šitą ekonominio tos eksperimentus Latino Amerikoje ir žinote, kuo tie eksperimentai baigėsi. Tai labai daugelio milijonų ašaromis.
Aš esu Skandinavijos modelio šalininkas ir iš šio konkrečio atveju aš galvoju, kad šaltas vanduo ir karštas vanduo ir šildymas yra natūralios monopolijos, kurios jokių būdų neturi būti kas nors bendro daromos jom, neturi būti laisvos rinkos, neturi būti čia jokios konkurencijos. Ir geriausias pavyzdys yra Šiauliai, kuriuose pavyko kažkokius stebuklų vietiniam politikam nužudyti tą konkurenciją ir šildymas dabar yra vienose rankose, tai yra monopolis. Savivaldybė pilnai už jį atsako ir kainos šiuo metu iš miestų Šiauliuose yra mažiausios. Aišku, yra niuansų su tuo, ką dabar padarė Seimas, versdamas pirkti iš terminalo tas dujas. Vilnius yra verčiamas tai daryti, dėl to ta šildymo kaina jinai bus vis tiek aukštesnė negu Šiauliuose, bet kokiu atveju aš galvoju, kad vyriausybė eina teisingų kelių arba savivaldybė turi viską atiduoti. Ir taip kaip Zuokas dabar pradėjo iš Dalkijos periminėti ir jeigu teisingai suprantu, nesiruošia tęsti sutarties, su ko aš tada norėčiau jį pasveikinti. Jeigu jis taps meru, jeigu meru taps Majauskas ar Šimašius, jie žada konkurenciją, aš manau, kad nuo to kainos tik dar labiau pakils. Taigi, suprantu, kad mano atsakymas skandinaviškas ir jeigu čia yra Latino Amerikos laisvos rinkos šalininko, jis turbūt ir nelabai patiko, bet taip yra. Gerai, dabar mes norėtume šitą mūsų monopoliją šiek tiek sugriauti. Norėčiau dabar pakomentuoti ponas Paluckas ir jeigu liks laiko, prašom ponas Majauskas. O save replikuoti galima? Jeigu liks laiko, galėsite save replikuoti. Aš gerbiamui Nagliui priminsiu, jis matyti papildys atsakydamas į repliką, jis kitus debatuose yra šnekėjęs ir plačiau. Bet apie tuos natūralius monopolius ir monopolinės paslaugas aš visiškai sutinku. Tai vandens tiekimas ir šildymas tikrai turi išlikti monopolinė paslauga ir savivaldybė turi tuos dalykus kontroliuoti, nepaisant to, kad valstybė šiaip jau kontroliuoja tų paslaugų įkainius per valstybinę kainų energetikos kontrolės komisiją. Bet Vilniuje yra susiformavus ir blogąja prasme monopolija, tai yra daugiabučių namų administravimo rinkoje, kur per keletą įmonių susijusių yra koncentruota rinka praktiškai dviejų organizacijų rankose. O tai lemia, kad daugiabučių namų administravimas yra nepakankamos kokybės, yra per brangus ir sulaukia labai daug nusiskundimų. Šiandien aš matau, kad nedaugelis jūsų susiduria su šia problema, bet Vilniuje tai yra aktuali problema, ypač tų, kas yra būsto, būtų rinkai. Deja, laiko nebeliko, todėl tai tas natūrali replika į repliką, ponai, prašom. Aš atsiprašau, bet pasinaudosiu brolių pavyzdžių ir replikuosiu Šimašiui. Ne, jūs skatinat konkurenciją šildymo, kas man nepriimtina. Nepadės, žinokit. Gerbiamas Šimašius šiuo atveju ne visai teisingai jums papasakojo. Iš tikrųjų, paskutinis balsavimas Seime buvo socialdemokratų siūlymas didinti gyventojų pajamų mokesčio tarifą paliekamą Vilniaus miestui. Aš balsavau už, ten 6% mes įdidinom iki 52. Gerbiamas Šimašius balsavo prieš. Matyt, po to, taisydamas savo klaidą, registravo savo 60. Registravo. Aš atsiprašau, bet vienas balsavimas Šimašius buvo labai aiškus, reiškia nepalaikantis gyventojų pajamų mokesčio. Ačiū. Taip, ponia Paluckai, grįžtume prie biudžeto ir prie darbo kūrimo vietų. Čia ponas Paluckas paminėjo tą iš 3 dalių susidedančią formulę, kas padeda kurti darbo vietas. Bet mes manom, kad visgi investicijos yra labai labai svarbios. Ir noriu paklausti, kur reikia Vilniuje investicijų? Ar pačiame Vilniuje, ar yra regionuose ir kaip jas pritraukti? Mes šnekam apie Vilniaus miesto mero rinkimus, tai aš manau, kad mes išnekėsim apie investicijas Vilniaus mieste. Regione be abejo tam tikros galimybės yra, bet čia jau kitos, matyt, diskusijų temos klausimas. Šnekant apie Vilnių ir apie investicijas, ir apie jų pritraukimą. Aš manau, kad jūs matote pagrindų paskaitose tuos klausimus nagrinėjate ir puikiai suprantate, ko reikia. Pirmas dalykas turi būti prieinamas kapitalas. Kapitalas, sakykime, pinigai Vilniuje yra prieinami. Antras dalykas, tai kokia investicijų sritis Vilniuje gali vystytis. Tai mes šnekam tik apie aukštą pridėtinę vertę turinčius produktų kūrimą, apie aukštasias technologijas, nes į tai yra koncentruota ir visa valstybės politika ir ES lėšų programos,
nes taršios gamybos, arba sakykime, apie ką gerbamas Jonas šneka, apie darbo rankas, visos šitos investicijos vis tik tai kreipiasi į regionus, į mažesnius miestus, į Tauragę, į Uteną, į Kauno rajoną ir panašiai. Čia mes šnekame apie aukštą pridėtinę vertę turinčius produktus ir paslaugas. Tam reikia protingų žmonių, kurie dirba ne tik rankomis, bet ir galva. Kad tokių žmonių būtų, mes turime bendradarbiauti ir su ugdymo įstaigomis, mes turime bendradarbiauti su aukštojo mokslo įstaigomis. Tai, kas buvo šnekėta apie detalių planų ar iškabų tvirtinimus, tai iš tikrųjų yra mistifikuotas ir pernelyg sureikšmintas dalykas. Šnekėti apie apskritai detalius planus, tai čia reikėtų matyti truputį suvoktus procesus ir tarp institucinius ryšius, tai kad tuose procesuose dalyvauja nuo 9 iki 12 įstaigų ir institucijų ir ne tik savivaldybės atsakomybė, kad, sakykime, vienas ar kitas detalus planas nėra tvirtinimas. Bet savivaldybė ką gali padaryti? Savivaldybė gali rūpintis ir bendradarbiauti su universitetais ir žinoti, koks yra prieinamas darbo rinkos dalyvių skaičius, kokie žmonės yra ruošiami ir ką galima pasiūlyti investuotojui. Be jokios abejonės, bendravimas su potencialiais investuotojais tiek įstaigomis, kurios rūpinasi tokių investuotojų pritraukimu, irgi yra esminis dalykas, nes dažnai susiduriama ir skundžiamasi procedūromis, kad viena ar kita yra kažkokia ar neskaidri ar sudėtinga. Tai tie dalykai priklauso nuo savivaldybės ir tuos dalykus galima spręsti ir mes, socialdemokratai, įsipareigojame tai daryti. Evelina? Man atrodo, per daug yra nuklystama į tą pusę, kad labai mažai ką galima padaryti, čia tas nesvarbu, anas nesvarbu, viskas yra svarbu. Ir aš noriu priminti, kad yra du dalykai, iš tikrųjų, kuriuos galima sutvarkyti ir reikia sutvarkyti, kad ateitų užsienio investuotojas. Vienas dalykas, tai elementariai, kad joks dabartinis investuotojas nepasakotų blogų istorijų apie bet ką. Apie surūgusią valstybės tarnautoją prie langelio, apie užvilkintus ir pamestus dokumentus, apie dėl gramatinės klaidos grąžintą prašymą, licenciją ir taip toliau. Kad nebūtų tokių dalykų, tiesiog kad nebūtų. Tai išsikuopti savo kiemą. O antras dalykas, tai reikia padaryti lygiai tą, ką padarė Investuok Lietuvoje. Ir būtent Investuok Lietuvoje, Mildai Dargužaitė, mes turime būti dėkingi, kad į Lietuvą atėjo labai daug investicijų ir natūralu, kad daugelis tų investicijų atėjo į Vilnių. Tai būtent tą, ką darė Investuok Lietuvoje, kartu dirbant reikia padaryti ir toliau, ir geriau, ir tada Vilnius iš tikrųjų turi šansą dar kilstelėti aukštyn nuo tos platformos, į kurioje šiandien jau yra užlipęs. Ačiū. Replika nesliko? Aš iš tiesų atsakysiu tą repliką. Aš matau, kad labai dažnai yra vadovaujantis kažkokiais gandais, pokalbiais. Man nereikia vadovautis pokalbiais ir kažkokiais įsigalvojimais. Aš pats turiu pakankamą patirties ir bendrauju su visais investuotojais. Pagrindinis investuotojo klausimas tai yra grąža. Kas yra grąža? Kas yra sąnaudos? Kas yra pelnas? Jūs tos dalykus žinote. Teisinė aplinka ES valstybė Lietuvoje yra tinkama. Pinigų prieinamumas yra tinkamas. Darbo jėgos klausimas yra pagrindinis, nes tiesiog ateina investuotojas ir sako, man reikia 100 programuotojų. Nėra 100 programuotojų. Tai mes šnekėkime tada apie platesnę programą, apie atvirą Vilnių, apie atvirą Lietuvą, atidarykim duris, atsiveškim programuotojų iš Minsko, iš technologijos institutų, panašius dalykus. Tai šnekėti apie tai, kad kažkokį tai prašymėlį ten pataisysi ar nereaguosi į kažkokią biurokratinę klaidą prašymę, ne tame esmė, tikrai ne tame esmė. Dalykai yra gerokai sudėtingesni ir tai kartais persilieja iš savivaldybės kompetencijos srities, net į vyriausybės, Seimo ir apskritai valstybės politiką. Ačiū už atsakymus. Ir dabar mes pereisime prie klausimų jaunimo tema ir nusprendėme, kad norėtumėm sunaikinti šią replikų monopoliją, ar ne? Ir nusprendėme suteikti jums visiems po vieną galimybę replikuoti. Dabar į klausimus. Taigi, jeigu esat pasiruošę, ar galime judėti toliau? Gerai, taigi pirmasis klausimas bus vėl Artūrui Zuokui. Šiais laikais verslo įmonės labai glaudžiai bendradarbiauja su universitetais ir prisideda prie studijų programų kūrimo, tam, kad būsimi studentai būtų paruošti patenkinti verslo poreikius. Ar jūsų nuomonė galėtų Vilniaus savivaldybė būti viena iš programos įkūrėjų arba bent jau moderatorių? Ir jeigu taip, tai kokia tai būtų programa ir kokios rūšies specialistus jį ruoštų? Na, mes šiandien turime nemažai sutarčių su skirtingais universitetais, su kuriais bendradarbiaujame keliais būdais. Tai pirmasis, tai yra mes suteikiam galimybę atlikti praktiką Vilniaus miesto savivaldybėje. O jeigu norit gauti realių praktinių žinių, ar tai būtų ekonomika, ar teisinė, ar kiti dalykai, tai savivaldybės praktika yra labai vertinga.
Antra, nuo 2003 metų mes skelbėme konkursus ir padedame jaunimui, 10 premijų skiriame po 10 000 litų pradiniam įstatiniam kapitalui suformuoti ir savo idėją įgyvendinti. Tarp kitko, praeitoje kadencijoje ta programa buvo panaikinta, vadovaujant konservatoriams ir liberalams. Tai 11 metais mes ją atkūrėm ir toliau plėtojam. Taip pat mes inicijuojame tokius projektus, kurie yra labai svarbus, kalbant apie Vilniaus miesto konkurencingumą ir galimybės įdarbinti jaunus žmonės. Saulėtekio slėnis programa Vilniaus miesto inicijuota 2003 metais, skirtos lėšos infrastruktūrai ir taip toliau. Vilniaus Tech parkas Sapiegų parke, kuris praeitais metais yra įsteigtas Vilniaus miesto tarybos sprendimu ir kuris pradės veikti nuo šių metų rudens. Tai yra tik tai keletą pavyzdžių, kaip Vilniaus miesto savivaldybė bendraudama su verslu, su universitetais, sudaro galimybės jaunimui, ypač studentams, turėti ir praktiką, ir galimybę gauti, sakykime, gerai apmokamą darbą. Konkrečių stipendijų arba programų mes šiuo metu tokių programų neturim, bet be abejonės, kad tokia galimybė yra įmanoma ir galima. Ačiū, ar kas nors norėtumėt replikuoti? Aš gal apie stipendijas jau galima. Esu rašęs straipsnį apie vyriausybės stipendijas, kurias turėtume skirti ne tik ISM studentams, bet ir tiems, kurie baigia Oksfordus, Harvardus, Cambridge'us. Tai lygiai tą patį galėtų ir turėtų daryti Vilniaus savivaldybė. Ir iš tikrųjų paruošti, sumokėti, iš esmės, už vieno studento pragyvenimą ir mokslus Oksforde, tai brangiai nekainuoja. Tačiau mes užmokėję už tos mokslus galėtume pasirašyti sutartį su tuo studentu, kad jisai sugrįžęs privalomai dirbtų bent 3 metus ar 2 metus priklausomai nuo to, baigė bakalaurą ar magistrą tame universitete, dirbtų Vilniaus savivaldybėje. Ir iš tikrųjų per kelis, manau, kad per 3 metus per kadenciją galėtume užsitikrinti, kad Vilniaus savivaldybėje dirbtų bent 10 ar 15 jaunų žmonių, gavusi geriausią tarptautinį išsilavinimą pasaulyje ir kurie dirbtų Vilniaus savivaldybėje. Ir pradirbę 3 metus, ta skola jiems būtų panaikinta. Tai yra labai gera praktika, kurią reikėtų taikyti tiek valstybės lygių, tiek savivaldybės. Replika? Atrodytų, kad gerbiamas Majauskas iš medžio iškritęs ir kalba tokius dalykus, kad liktai nežinotų, kaip Lietuvoje įstatymai surėdyti. Šiandien net jeigu ateitų Vilniaus miesto savivaldybė, geriausias Oksfordo absolventas ar net Nobelio premijos laureatas, jis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, didžiąją dalį, kuri buvo priimta praeitoj vyriausybei, turėtų išlaikyti egzaminą ir tapti valstybės tarnautojų pirmiausia. Toliau jis turėtų dar kartą dalyvauti viešame konkurse ir konkuruoti su visais kitais kandidatais tam, kad galėtų tapti savivaldybės darbuotojų. Todėl tokia grandinė, kaip jūs sakot, stipendijos skirimas ir kartu garantija, kad jisai dirbs ir praktiką, pagal mūsų įstatymus dėja net neįmanoma. Bet čia yra būtent požiūrio klausimas, ir kuomet žmonės galvoja, kad tai yra neįmanoma. Viena replika. Atsiprašau. Iškart visi klausimas tenka jums, tai pone Majauskai, perimkim prie šeimų. Tėvynės sąjungos manifestai labai akcentuoja šeimos svarbą. Kaip jūs žadate stiprinti šeimas? Ir aš kalbu šiuo metu ne apie finansinę gerovę, ne apie darželius, bet apie šeimos darną, bendravimą. Ar tie patys socialiniai darbuotojai gali būti tie žmonės, kurie ne tik yra kažkokie tai gaisrų gesintojai, bet tie, kurie gali braukti problemas iš šaknų ir užtikrinti tą visą darną? Aš pats turiu šeimą, žmoną ir 2 vaikus. Visokių iš tikrųjų dienų ir situacijų būna. Bet ko reikia, kas užtikrina santarvę namuose? Tai yra tam tikri ūkiniai dalykai ir galbūt, sakykime, kažkokios bendravimo dalykai. Tai ūkiniai dalykai, tai tu turi turėti darbą. Jau tu turi darbą, tu turi pajamas, tai tu gali pasirūpinti šeima ir tu jautiesi kaip kažkoks pilnavertis žmogus namuose, tu atneši kažkokias pajamas, žmona atneša pajamas, tu kuri kažkokią gerovę. Tai tam reikia darbo vietų. Ir jaunimas, kodėl išvažiuoju į užsienį, kodėl aš išvažiavau į Australiją, ar kodėl važiavau į Angliją, to, kad čia nebuvo gerai apmokamų, gerų darbo vietų, kur aš jausčiausi realizuodamas savo galimybės. Tai reikia daugiau tokių darbo vietų, kur žmonės galėtų realizuoti save. Iš kitos pusės, reikia stipresnių bendruomenių. Tai yra,
tas šeimos turi praleisti daugiau laiko kartu ir jos turi praleisti laiko kartu ne tik prie televizoriaus, bet eidamos ar šokti ir nebūtinai į naktinius klubus, bet mokytis į kažkokias bendruomenės, eiti kažkokius neformalius ugdymus kartu su vaikais. Tai yra, kad ne tik, kad juokelį meistrelį darai, bet iš tikrųjų, kad šeima kartu su vaikais, tėvas, žmona ir vaikai eina į kažkokius būrelius, mokosi muzikos, mokosi dailės, dar kažką daro. Tai iš tikrųjų reikia to bendravimo ir reikia normalių ūkinių dalykų. Tai yra tai, kad turėtų darbo vietą, tai, kad galėtų susimokėti už išlaidas, kad šildymo sąskaitos nebūtų tokios kosminės, kuomet iš tikrųjų nelieka pinigų palepinti vaikų ir reikia daugiau tarpusavio bendravimo. Ačiū. Kas bus tas, kuris replikuoja? Prašau. Gerbiamas Majauskai, jūs pasakėt, kad jūsų šeimos pagrindas yra ūkinės operacijos. Sakykit, o meilė? Kai aš kalbėjau apie bendravimą, tai tas bendravimas jisai turi įvairių pozų ir pozicijų. Ar bus dar kas nors, kuris pasiūlys tokią nors metaforą? Daugiau metaforų priduoti. Gerai. Tuomet pratęskime darželių temą, kurią jau šiek tiek pradėjome ar ne nagrinėti. Tai socialdemokratų plakatai teigia, kad per pastarąją kadenciją buvo įsteigti 12 privačių darželių ir tik 1 valstybinis. Tai jūsų nuomonė, ar privatus darželiai gali pakeisti valstybinius, o jeigu ne, tai ką mes galime padaryti, kad situacija būtų kitokia? Šiandien turbūt nėra tokia situacija, kai reikėtų kelti klausimą, ar privatus gali pakeisti valstybinius, ar valstybiniai turi išstumti privačius. Klausimas yra, kaip padaryti, kad vaikai patektų darželius, kad netrūktų jų, kad nereikėtų šimašiai nulodyžinėti sistemos pusę 12 nakties, atėjus patikrinti ar veikia, pasirodo nulaužė, prasidalino Facebook'u, sako, dingtų iš ten, nes jau nulūžo ir neatsigaus. Tai vat, kad būtų tos išspręsti tie dalykai ir iš tikrųjų gerokai dar aukščiau kartelę kilstelėti, apie ką dėja daugelis šiandien nekalba. Tai yra, mes gyvenam dideliam mieste. Mes gyvenam ne mažam miestelyje. Ir šiuo atveju tai nėra tikslas, kad pakliūti į bet kokį darželį, vat vienintelį ar vieną iš 2 esančių šitą miestelį. Mes turim turėti pasirinkimą. Ar arčiau namų, ar arčiau darbo, ar arčiau uošvinės, ar daugiau kur laukia vaikas, ar daugiau kur viduje, ar daugiau šachmatai žaidžia, ar daugiau su kompiuteriais, ar dar ko nors daugiau. Mes visi turim įsivaizdavimą, kaip turi vykti ugdymas. Ir tas įsivaizdavimas nebūtinai toks pat. Mūsų su Mykolu vaikai ėjo tą pačią grupę ir mes, vėlgi, turėjom įsivaizdavimą, koks broliai, žinot. Ir mes vėlgi matėm daug bendrumo, ko mums reikia ir Mykolui ir man, ir daug skirtingumų, kaip skirtingai reikia, sakykime, auklėti vaikus ir aš matau vis tų dalykų darželiuose. Dabar, jeigu mes norime tos įvairovės ir norime greitai, efektyviai ir pigiausiai užtikrinti prieinamas vietas darželiuose, tai be abejo privatus darželiai yra tas kelias, kuris gali padidinti pasiūlą. Ir mūsų receptas yra labai elementarus, ką Kauno rajonas beje pradėjo daryti. Tai yra po 100 eurų kiekvienam vaikui, kiekvieniems tėvams už kiekvieną vaiką nepakliuvusių į savivaldybės darželį. Tokia subsidija nepriartintų kainą privataus darželio prie valstybinio darželio, savivaldybei tai kainuotų pigiausia, pasiūla atsirastų greičiausiai ir įvairovė būtų didžiausia. Tai tuo keliu mes siūlome ir eiti, neina kalba apie išstumimą ar neišstumimą. Ačiū. Ačiū, ponai Paluckai. Na, čia yra klasikinis liberalo mąstymas, kuris buvo paneigtas praktikos. Aš jums pasakysiu vieną pavyzdį. 2011 metais buvo įvestas vaiko krepšelis. Tai yra dabar kiekvienas nepatekęs, kaip sakyti, valdišką, kaip Remigijus sako, darželį, privačiame darželį 4 valandos yra finansuojamas. Pagavom iš valstybės tą vaiko krepšelį. Tai kiek jis atpigo dabar, tas vaiko vieta darželį? Niekiek neatpigo. Tai čia yra vienas dalykas. Tai yra, šitie yra praktikos palikta. Antras dalykas, jeigu jūs vis tiek, čia yra ekonomikos, aš mačiau pavadinime, žodį universitetas, tai kas atsitinka, kai jūs visiems duodat 100 eurų? Infliacija yra toks dalykas, jo? Kai privatus darželis žino, kad visi gavo po 100 eurų, tai ką jis darys, jis kainą mažins?
Net vadovėliuose nėra tokių idėjų, kokias dabar Remigijus supranta dėsto. Trečias dalykas, pasirinkimo nėra. Pasirinkimo nėra, valdiškų darželių nėra prieinamumo. Privačių yra. Ir jeigu mes dar už savivaldybės pinigus remsim privačius darželius, tai tas prieinamumas savivaldybės darželių dar mažės. Tokia ta logika. Vadovėlį aš galiu jums parekomenduoti, kitą papildomą. Bet šiaip yra labai konkreti praktinė situacija. Aš jums galiu darželių pavadinimus nurodyti, kur ateina vaikas ir kai atsivėja tas krepšelis 60 su biškiu eurų, kuris skiriamas tada iš valstybės, nes su pavėlavimu ateina tas krepšelis po kelių mėnesių, būtent tada kaina iš karto ir sumažėja. 3/4 tos sumos. 1/4 pasiima darželis skatinimui auklėtojų, 3/4 sumažėja. Studijas mes matėm, atliko kitos institucijos, kurios labai aiškiai rodo, kad būtų užtikrinamas prieinamumas būtent per šitą principą. O apie kainas ir kad čia neva dovana privačiam darželiui, aš tik noriu priminti, kad pagal pačios savivaldybės ataskaitą vaiko išlaikymas savivaldybės darželyje kainuoja apie 200 eurų per mėnesį. Ir čia yra neįtraukiant visų sąnaudų. Realiai įtraukiant visas sąnaudas ne mažiau kaip 300 eurų per mėnesį. Tai jeigu mes skirsim 100 eurų ir užtikrinam prieinamumą, kad ir vidurinės klasės žmonės nebūtinai didesnį atlyginimą gaunantis galėtų eiti, nesuprantu, kur čia bėda yra. Tai yra pasirinkimas ir efektyvus, greitas problemos sprendimas. Ką reikia daryti? Ačiū. Ačiū, dėja. Galima arba tik vieną kartą galima. Ir laikas jau baigėsi. Iš tikrųjų, šiai dieną Vilniaus mieste lanko... Atsiprašau, bet replikos tikrai negalime sau leisti. Reikime prie jums klausimo geriau. Gerai. Aš pratęsiu, nes tikrųjų labai daug jaunimo ir labai geros informacijos apie detalės. Pratęskime arba užbaigime tada, jeigu liks kažkokio papildomo laiko, sekundžių nuotraukų, bet dabar klausimas yra jums. Kaip jūs įsivaizduojate jaunų žmonių su negale ateitį dabar ir po to, kai jūs galbūt hipotetiškai pabuvosite Vilniaus miesto meru? Kaip pasikeis šitą situaciją? Taip. Kaip keisti situaciją, kaip jūs įsivaizduojate ir kokius pokyčius galite? Iš tiesų dabar yra bendruomenės labai stiprios, su kuriom derinama labai daug dalykų, ypač diegiant arba statant namus ir investicijas. Nei vieno namo, nei vieno pastato negalima pastatyti be privažiavimų, patogių užlipimų, neįgaliesiems. Iš tikrųjų dabar mes galvojame ir apie tai, kad padaryti ir vaikų darželį atskirą vaikams su negale. Tai tie klausimai, manau, iš tikrųjų yra tokie techniniai dalykai, kuriuos reikėtų spręsti kiekvieną dieną, nes neįgaliesiems yra be socialinių pinigų yra labai svarbu ir infrastruktūriniai dalykai, ko iš tikrųjų Vilniaus mieste šiai dienai trūksta. Dabar prie darželio galime. Turi minutę, gerai. Iš tikrųjų, šiai dienai Vilniaus mieste, mėlėjai, 28 000 vaikų lanko darželius. Mes į darželius priimam tik tai į tas vietas, kurios atsilaisvina. 2015 metais vaikai, 5700 vaikų išeina į pradinės klases. Ir jų vietas mes priimam naujus. Dabar žiūrėk, tokia situacija gavosi šiai dienai Vilniaus mieste pagal mano analizę. 2009, 10 ir 11 metais Vilniaus mieste gimė 5000 vaikų daugiau virš vidurkio. Kas tai yra 5000 vaikų? Tai yra 25 darželiai. Todėl ir susidarė šitą situaciją, kurią mes dabar turime. Tai ir šitą masę vaikų, tie 5000 vaikų, dabar yra darželiuose. Bet 16 metais, 17 jie eina į pradinės klases. Realiai darželių problema išsisprendžia beveik nieko nedarant. Bet ta banga, ta problema atsiranda pradinėse klasėse, pradinių klasių mokyklose. Ir dabar, kaip meras, mąstantis strategiškai ir numatantis nors porą žingsnių į priekį, jis jau dabar turės apie tai galvoti ir tą daryti. O ne prisakyti darželių, po to žiūrėti, kad jie tušti, arba galvoti, kaip juos pavers pradinių klasių mokyklomis. Ačiū labai už atsakymą. Trumpai prieš repliką norėtumėm padėkoti Artūrui Zuokui, kad atėjo į mūsų debatus, bet dėja jis turi išvykti, tai paplokim visi.
replika dėl neįgalių vaikų. Savivaldybė gali ir privalo tėvams suteikti laiko. Statistiškai 100 gyventojų tam tikras nemenkas procentas gims vaikų turinčių fizinę ar psichinę negalią ir labiausiai kenčia tėvai pirmiausia, nes jie yra pririšti prie savo neįgalių vaikų. Savivaldybė teikdama socialinius darbuotojus, kurie gali prižiūrėti, suteikia tėvam daugiau laiko, jie gali išeiti, pavyzdžiui, darbą, pasivaikščioti arba specialiuose centruose palikti tos vaikus. Tai vaikam yra geriau, kai tėvai būna pailsėję. Tai šitą dalyką tikrai savivaldybė gali užtikrinti. Ir jeigu aš būsiu meru, aš pažadu, kad šitas klausimas bus vienas iš prioritetinių, kaip ir socialiniai darbuotojai, suteikiantis laiko vaikam, kurie turi neįgalius tėvus, kurie jau nuo senatvės pasidarė neįgalus. Replika bus? Ar jau? Aš pritariu. Jau pritarėt? Gerai, labai gerai. Gerai, tuomet judėkim prie klausimo jums, ponia Mateikė. Mes šiek tiek apie tai užnekėjom, tai pratęskim tą temą. Kaip jūsų manymu Vilniaus miesto savivaldybė galėtų paskatinti užsienyje studijavusių žmonės grįžti dirbti į Lietuvą? Ir taip pat, kaip galėtume paskatinti užsienyje gyvenančių žmonės siųsti savo vaikus mokytis į Lietuvą? Aš pirmiausia savo laiko sąskaitą noriu atsiprašyti Remigijaus Šimašiaus, nes iš tikrųjų aš suklydau, jisai nebalsavo prieš, bet pasiteisinsiu, jisai balsavo kojomis, ta prasme, jisai neatėjo balsuoti už tą gyventojų pajamų mokesčio padidinimą. Bet visa frakcija balsavo. Bet jūsų šiandien pasakyta frazė, kuri tikiuosi video išliko, kad jūs visą naktį laužėt Zuoko darželių sistemą, tai jūs galbūt ir esate tas hakeris, kuris... Tai kelia įtarimų, kad jūs balsavot kojomis taip pat neatsitiktinai. Na, aš pajuokavau, tikrai, atsiprašau, Remigijau. Aš manau, kad Vilnius puikiausiai galėtų tapti, išsikelti tokį ambicingą uždavinį Vilniaus politiką ir tas, kas taps meru, pavyzdžiui, aš, padaryti miestą reemigracijos sostinę. Ir pirmiausia, per specialias programas jaunimui, kaip jos galėtų atrodyti, tai mes jau iš keletos kandidatų girdėjau ir, man atrodo, visi tie pasakyti pasiūlymai apie visokias lengvatas apgyvendinimo, nuomos, įdarbinimo tikrai yra galimos vienokia ar kitokia forma. Šiuo atveju vėl, kad išėjo Zuokas, vis dėlto stočio Majausko pusėn. Taip įstatymas taip tiesiogiai neleidžia, bet savivaldybė visada turi daugybę galimybių ir viena iš galimybių, jūs galite pažiūrėti, kiek Zuoko draugų dirba viešų įstaigų direktoriais. Aš tikrai atsiprašau, kad nėra Zuoko, bet aš tiesiog tą privalėjau pasakyti, kadangi Meko centro vadovas gauna 5000 litų algą ir tai matyti Liuksemburgė, Berlyne yra normalu, bet kultūros įstaigų vadovam Vilniaus mieste, aš manau, šitas suma žiauriai demotyvuoja, o jūs kaip tik dabar taikote į darbo vietas, jūs būsit verslo ar valstybės įstaigų darbuotojai, tai ta tokia, kad vienas gauna nežmoniškai daug dėl to, kad priklauso valdančiai partijai, iš tikrųjų skaudina. Taigi, aš manau, kad įmanoma visą tai, įmanoma jaunimas atgal į Lietuvą ir Vilnius yra ta vieta, kur jaunimo yra savas centras, susirinkimo vietos, įdarbinimo ir gyvenimo galimybės. Iš tiesų tai yra kertinis klausimas Vilniaus ateičiai. Vat jeigu įsivaizduojam, kad stovim kryžkelėje, ar bus užkampis Vilnius, ar bus tikrai centras, tai yra kertinis klausimas. Ir tiesą sakant, čia yra tas pats, ar užsieniečius atgal prikviesti grįžti į Vilnių, ar žmogų iš Ukmergės pakviesti Vilnių, ar Vilnietį pakviesti Vilniuje likti. Aš kalbėjau ir su žmonėm, kurie studijuoja arba jauni profesionalai dirba užsienyje, ir su žmonėm, kurie steigia čia verslus. Ir visų panašios yra nuostatos. Tie, kurie studijuoja užsienyje arba dirba, jiems reikia dviejų dalykų. Jiems reikia patogaus ir draugiško miesto. Patogus ir draugiškas čia viešas transportas, darželiai, viešos erdvės, elementarūs dalykai, ko mums visiems reikia. Ir antro dalyko, jiems reikia labai kokybiškų darbdavių. Ta prasme, kad būtų draugiški ir geri darbo santykiai. Net nedidelis atlyginimas yra pagrindinė problema. Ne nedidelis atlyginimas, o būtent geri santykiai įmonė. Žiūrint iš darbdavių pusės, iš investuotojų, vėlgi, jie nori pritraukti žmonės ne tik lietuvius, jie nori iš Berlyno, iš kitur pritraukti ir darbuotojus. Jiems vėlgi reikia to paties. Draugiškos, geros atmosferos, viešo transporto ir kitų dalykų. Ir geroji žinia yra, kad visą tai įmanoma pasiekti. Taip, be abejo. Remigijau, kada jūs dirbsit, kai reikės pas darbdavius reguliuoti mikroklimatą jau darbo vietos?
galima atsakyti trumpai? Labai trumpai. Šiandien Vilniuje, nors yra beveik 8 000 naujų darbo vietų sukurta paslaugų centruose, jeigu pasilyginame su Vroclavo arba Krokuvu, panašaus dydžio miestais, tai yra 3 kartus mažiau. Kai ateina konkurencija dėl naujų darbo vietų, konkuruoja darbuotojai, tai konkurencija Vilniuje yra apie 5 kartus didesnė į vieną vietą negu tenai. Kodėl? Todėl, kad tenai savivaldybės geriau atlieka savo namų darbus. Ir tai yra paprasta kaip 2x2. Tai yra globali rinka ir globalioje rinkoje mes galime būti konkurencingi tada, kai tiesiog būsim geresni ir miestas kaip bus geresnis. Ar bus atsakymas? Ne, bus atsakymas. Gerai. Tai klausimas ponui Paluckai. Kaip jūsų nuomonė jaunimo užimtumą ir pačią miesto ekonomiką skatina, lemia tie madingiai startuoliai? Ar žadate juos skatinti, jeigu taip kokiamis priemonėmis? Aš jau prieš tai savo buvusiam pasisakymę sakiau, kad Vilniuje perspektyva, apskritai aš matau augimo perspektyvą, aš matau aukštos pridėtinės vertės produktus kuriančioms įmonėms. Tai yra aukštos technologijos, tai yra inžinerinės paslaugos, tai yra tai, kas šiuo metu, tiesą sakant, po truputį vyksta. Tai aišku gaila, kad išėjo Artūras, nes nepaisant to, kad mes čia ginčiamės labai spalvingai ir labai išraiškingai, bet kai kada reikia pripažinti, kad kai kurie darbai vyksta teisingai kryptimi. Tai aš manau, kad gerbiamas Jonas nenuneš Artūrui tų gerų žodžių, nes jie irgi konkuruoja. Bet šnekant vis tik tai apie startuoliai kol kas. Startuoliai vis tik tai kol kas nesukuria didelės dalies ekonomikos, bet jie sukuria visą taip vadinamą ekosistemą. Tai yra prie tų startuolių, prie gerų pavyzdžių jungiasi kiti. Tada jaunimas nebijo imtis verslo, nebijo rizikuoti. Mano viena iš įmonių taip pat yra aukštųjų technologijų įmonė. Buvo laikotarpis, kai nei savivaldybė, nei ministerijos neremė tokių dalykų. Atsirado programos, atsirado informacija, atsirado drąsa rizikuoti. Šiuo metu mes užsiemam elektromobilių valdymo sistemų projektavimų ir gamybą. Čia yra Vilniaus ateitis, nes pati valstybės politika akcentuoja tai, kad miestai, didieji miestai ir ypatingai Vilnius nebebus taršios gamybos miestų. Tai yra, čia yra brangi žemė, čia yra brangios verslo pradžios investicijos ir daugelis kitų dalykų. Bet čia yra universitetai, čia yra daugybė jaunų, protingų žmonių, kurie gali kurti didelę pridėtinę vertę. Tai aš tikiu, kad startuoliai dar savo vaidmenį suvaidins. Juos tiesiog reikia palaikyti, juos reikia remti. Ir tai tuo iš tikrųjų itin intensyviai užsiima ūkio ministerija, vyriausybės, savivaldybės finansinės galimybės yra šiek tiek ribotesnės, bet moralinis bent jau palaikymas, administracijos procedūrų palaikymas privalo būti ir mes tikrai palaikysim tas iniciatyvas. Ponas Parmajauskai, mikrofonas tai jį pasiekia. Dėkuoju. Na, iš tikrųjų, savivaldybė gali kažką padaryti ir turi padaryti. Vienas iš tokių populiarių sprendimų, kurios daro vakaruose savivaldybės, valstybės, tai norint paskatinti startuolius kurtis, jos atskleidžia visą turimą informaciją apie savivaldybę. Viską. Ir apie finansus, ir apie struktūrą, apie sprendimų priėmimus, ten, na, sakykim, nuo autobusų, visos informacijos maršrutų pirkimų, dėliojimų, kokybių, standartų ir visų kitų iki Vilniaus vandenų. Viską galima reikia atskleisti. Tai tokio maždaug pobūdžio kaip open source Vilnius būtų. Tai yra, kuomet tu atskleidi absoliučiai visą informaciją ir tu suteiki galimybę tada startuoliams ateiti ir sakyti, palauk, čia darote nekokybiškai, čia darote neefektyviai, čia darote per brangiai ir tą galima reikia daryti. Antras dalykas, tai reikia, na, žiūrėti, kokia problema yra, kodėl dažnai nesiryžta, bijo daryti klaidas. Tai reikia, mano supratimu, daugiau kalbėtis, daugiau rodyti pavyzdžių, kad klysti yra normalu. Ir, na, tai daro kiekvienas rimtas verslininkas, kuris pasiekė sėkmę, jisai pakeliui suklysta. Tai reikia daugiau daryti tokių diskusijų ir kalbėti su jaunimu, juos paskatinant, nebijoti, prisimti sprendimų, nes mes visi klystam. Ar norite atsakyti į repliką? Na, aš pirmiausiai noriu pasidžiaugti, kad Mykolas galų gale, kaip čia pasakyti, nebeprieštarauja dėl prieštaravimo ir iš tikrųjų pradeda išvelgti jau įpusėjus debatams daugelį racionalių minčių ir jas paremia. Tai aš manau, kad jeigu vis tik tai Mykolas ir su frakcijos kolegomis bus savivaldybėje, tai mes tikrai nudirbsime labai nemažai gerų darbų startuolių ekosistemos kūrime. Tai čia vienas dalykas, dėl kurių mes galim sutarti. Daugelis dalykų
dėl kurių mes tikrai nesutarsim. Čia dėl jūsų Remigijum šnekant, bet dėl kai kurių dalykų mes tikrai sutarsim. Ačiū labai. Na, o dabar atėjo ta dalis, kurios jūs visi be abejonės laukiate labiausiai. Taigi, klausimai iš salės. Galėsite užduoti 6 klausimus ir aišku, pirmenybę teiksime, kad jie būtų užduoti skirtingiams kandidatams, kad visi galėtų pasisakyti. Taigi, taip. Be mikrofono? Gerai. Aš norėjau paklausti pono Šimašiaus. Jūs sakėte, kad reikia demonopolizuoti šilumos tiekimą ir visą kitą. Tai man įdomu būtų, kokia reali iš to nauda yra, kodėl tai reikia daryti ir kodėl yra blogai, kas yra dabar, būtent su to monopoliu. Matot, kai pradame kalbėti, kodėl yra blogai, tai mes galime iš karto leistis į tam tikras, labai bjaurias detalės. Na, pavyzdžiui, apie tai, kad per paskutiniosius mėnesius po 1 000 000 eurų dujų nuolaidos nesugebėjo Vilniaus Energija pasiimti. Arba, kad kai biokurą perka Vilniaus Energija, tai perka beveik 2 brangiau negu daugelis privačių įmonių ir iš esmės tik tai šiek tiek pigiau negu dujos. Na, ir tas biokuro nauda, jinai realiai ištirpsta. Arba, kai ateina prie daugiabučių namų administravimo, matome, kad iš esmės tose pačiose rankose yra ir namų administravimas, administratoriai, kurie atsakingi ir už renovavimą, ir šilumos gamybą ir tiekimas. Ir kai visą tą voratinklį turime, tai mes matome, kad ta nauda kažkokia, kuri kadaise buvo duota, investavimas, pakėlimas tam tikro valdymo kokybės Vilniaus Energijos, buvo tikrai gerų dalykų ir buvo pastumėjimo, ta nauda yra visa suvalgyta ir ne vartotojai patiria tą naudą, o visai kiti asmenys. Tai čia yra blogai, kas yra. Dabar, ką reiškia konkurencija, tai aš pavyzdį tik labai konkretų pasakysiu. Netgi Grigiškių įmonė, kuri perteklinę turi šilumą, per orą išleidžia, iš esmės ekonomizerių nepasistatų, net ir kelis metus vargsta su savivaldybė ir Vilniaus Energija, tai ten pasijungti, tai tą padaryti. Elementariai, tai yra ekonomiškiau. Bulvės visą laiką yra pigesnės, kai ne vienas pardavėjas, o keli yra. Tai čia, kaip ir visur kitur. Dėja tas pats. Taip. Dovydas Karolskis, jaunųjų konservatorių lyga. Šiaip klausimą ruošiau ponui Zuokui, bet kadangi jis pabruko uodegą, ačiū Dievui, poną Pinskų turim. Tai iš pat pradžių norėjau demaskuoti poną Zuoką, kuris pasakė, palygindamas nedarbą, tada, kai valdė liberalų ir konservatorių koaliciją ir tada, kai valdė būtent dabartinę. Tai jis pamiršo tokį dalyką. Kaip jis ten vadinas? Pasaulinė ekonominė krizė berods, ar ne? Taigi, ponė Pinskau, jūs ir apskritai jūsų valdančioji dauguma, kelių partijų koalicija, pasisako už tai, kad nebūtų menkinamos labai stipriai išlaidos. Kad kiekvienas žmogus mūsų Vilniuje gyventų kuo geriau, kad gautų tam tikras paslaugas. Na, nesvarbu ta skola. Bet prisiminkime kitą dalyką, kitą atvejį. Jeigu miestui, savivaldybė yra svarbu, kad žmonėms būtų gerai, o studentui irgi yra svarbu, tarkim, mokytis ir gauti aukštus pažymius. Amerikoje dėl to studentai vartoja metamfetaminą. Ir tu gali sykį metamfetaminą vartot, pasiruošti vienam egzaminui, antram egzaminui, bet po kelių egzaminų tu tiesiog mirsi. Ar taip išleisdami pinigus, taip netaupydami, mes nepražudysim Vilniaus iki tol, kol jis galės pakilti. Na, bet tikrai nesitikėjau, kad tokį pasiūlymą teiksit. Aš jūs gelbėju nuo tokio nepatogaus, bet labai taiklaus klausimą. Manęs gelbėti iš tikrųjų nereikia. Aš jums minėjau vieną dalyką, kad iš tiesų Vilniaus miestas yra ne prasiskolinęs, o didžiausias donoras. Ir aš, kaip Vilniaus miesto meras, pirmoje eilėje privalau ginti Vilniaus miesto interesus. Ir privalau padaryti taip, kad mes turėtumėm normalias, tikras pajamas. Skaidrumas, taip, jis privalomas. Sąžiningumas, jis privalomas. Tai čia tokie dalykai, apie kuriuos aš net nenoriu diskutuoti. Ir šiai dienai noriu pasakyti apie išlaidas. Pasidomėjau dėl viešuosius pirkimus, kiek Vilniaus miestas sutaupė pinigų, pirkdamas per viešuosius pirkimus nuskaičiuojamusius vertės. Nuskaičiuojamusius vertės Vilniaus miestas sutaupė 45 milijonus litrų. Nupirko pigiau, negu buvo padarytos sąnaudos.
ir Vilniaus miestą meras privalo ginti nuo iki visur ir visada. Taip. Jonas Kundurys, ekonomikos politikos programa. Klausimas būtų Mykolui Majauskui. Jaunųjų konservatorių lygas savų turi lyginimo metodų, bet aš norėčiau paklausti jūsų, pati jūsų partija labai ilgai rinkosi kandidatai, būtent šį Vilniaus mero postą. Ar tikitės, kad partija jūs vieningai palaikys savivaldybėje, žinant dabartinę situaciją, kad merų reikės valdyti su koalicija sudaryti iš įvairių partijų ir savivaldybėje jų taip pat gali būti daug. Ar tikite, kad partija jūs palaikys, kai partijoje buvo toks konfliktas dėl mero posto? Tai reikėtų turbūt žengti žingsnį atgal ir ties kokia situacija buvo prieš gerus metus. Tai aš pats prieš gerus metus pradėjau galvoti apie rinkimus Vilniuje ir galvojau ne apie savo asmeninį dalyvavimą, o apie tai, jog geriausia svajonių merė Vilniaus būtų buvusi Ingrida Šimonytė. Neabejotinai. Ir aš dirbausi, stengiausi ir įtikinti, ruošiau programą, kampanijos strategiją, bet dėja kritinių momentų jinai atsisakė. Aišku, ten ir Remigijus buvo užėjęs, pasiūlė nedalyvauti. Buvo ir kitų priežasčių. Bet čia iš meilės. Realybėj, aš manau, kad yra tokia situacija, kada tu pats esi priverstas imtis atsakomybės ir jeigu pats nesiimsi, nieko nebus. Vėl čia, šitoje situacijoje, mes turime eiti pakankamai užtikrintai atsiremdami į tai, jog Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai yra stipriausia politinė jėga Vilniuje. Jis laimėjo Seimo rinkimus, Europarlamento rinkimus. Ir jeigu ateis balsuoti tiek pat žmonių, kiek balsavo per Europarlamento rinkimus gegužės mėnesį praeitais metais, tai Tėvynės sąjunga laimės su užtikrintą daugumą. Ir aš neabejoju, jog jos ir užteks rimtiems sprendimams. Kadangi paminėtas gal galiu replikuoti? Ne. Paprastai šokas žaidimo taisyklės. Turime bendras taisyklės. Taip, prašau, klausimą. Gintautas. Kadangi kitiem kandidatam buvo užduoti klausimai, tai tikriausiai gal ponui Muteikiui bus klausimas. Įvairių tyrimų duomenimis užsienio investuotojai kaip vieną didžiausių Vilniaus trūkumų įvardina susisiekimo oro transportu. Ką siūlytumėte daryti šitoj srityje? Kritikuoju Zuoką dėl neskaidrumo ir dėl santykių su monopolija, viena iš monopolinė verslo grupė, tai yra su ICOR, bet dėl jo pastangų darant įmonę susisiekimo taksi ir dėl oro uosto aš jam pritariu. Jisai tai daro todėl, kad yra priverstas, nes vyriausybė išleido savo rankų, iš esmės leido subankruotinti tyčia oro uostą ir tokiu būdu privertė oro linijas. Ir tokiu būdu privertė Vilniaus miesto merą rūpintis vis dėlto, kad tokios linijos atsirastų. Iš esmės jis atlieka vyriausybės funkciją. Tas linijas reikia perduoti vyriausybei. Jinai prisidirbo, tegul jinai iškopė. Bet ko tokios linijos turi būti, tai aš tikrai žinau, aš daug metų buvau Vilniaus politikų, po to daug metų Klaipėdos politikų, Klaipėda be Palangos oro uosto egzistuoti iš tikrųjų, jeigu nori būti rimtų uostamiesčių, rimtų poilsio centrų, be oro uosto egzistuoti negali. Todėl šitą prasme Zuokas daro teisingai, tik tai reikia atiduoti vyriausybei. Ačiū. Ar turim dar klausimų? Bet kuriam iš kandidatų? Taip. Kadangi nieks neklausia. Gal galėtume atsistoti? Galiu. Labai aukštas, bet turiu. Gentinas, ex-studentas ISM. Klausimas, galbūt Gintautui Paluckui. Niekas nekalbėjo apie susisiekimą, apie transportą, bet, kaip sakant, Vilnius labai, pasižymė problemom su kamščiais, o, kaip sakant, laikas pinigai, ne? Tai kas šitoje vietoje būtų darbo kitaip? Matyt, nekalbėjom todėl, kad nebuvo tokios potėmės, bet jeigu jūs lankėtės Paryžiuje, Maskvoje, Londone, tai ten kamščiai. O Vilniuje yra palyginus nedidelį nepatogumą. Bet jeigu šnekant rimtai apie viešo transporto sistemą, tai
akivaizdu, kad Vilniaus viešo transporto įmonė kenčia nuo savivaldybės, sakykime taip, nenoro skirti pakankamą finansavimą. Tai šiuo metu savivaldybės įsiskolinimas viešo transporto įmonė siekia apie 130–140 milijonų litų. Aišku, tai šis įsiskolinimas yra susidaręs ne tik savivaldybės pastangomis, tai yra ir objektyvios aplinkybės, nes yra daugybė linijų lengvatinių keleivių, tai yra pagyvenusių žmonių, studentų, kurie moka nepilną kainą. Bet mes sakom, kad Vilniaus viešasis transportas turi išlikti savivaldybės funkciją, nes yra iš dalies viešoji funkcija. Ir mes nepritarėm dabartiniam iniciatyvom, tai yra privatizuoti dalį maršrutų, nes yra dabar daromas, kai vienas struktūras yra išėjęs, tai yra mėginimai privatizuoti po 15% maršrutų. 15 plus 15. 30% viešojo transporto planuojama atiduoti privačias rankas, kas dar labiau sumažins Vilniaus viešojo transporto kompanijos pajamas, o tai lems, kad bus dar prastesnė situacija su autobusais, troleibusais, jų techninė būklė ir panašiai. Štai tabletė nuo kamščių. Paskutinį klausimą. Bet kuriam iš kandidatų. Ar dar yra vienas? Jeigu ne, tai gal tada ir pajudėkim prie jūsų baigiamųjų kalbų, ar ne? Taigi pradėsim nuo pono Majausko, turite minutę laisvo šnekėjimo. Dėkuoju. Tai, aš manau, kad atėjo metas permainų. Ir tai jaučiu vaikščiodamas, bendraudamas su bendruomenėmis per butus, eidamas, kalbėdamas, besibelsdamas. Kalbėdamas su verslininkais Vilniuje, kalbėdamas su seniorais, kalbėdamas su studentais, visi jaučia, aš savo, kad atėjo metas permainos. Ir aš to tikiu, nes manau, kad Vilniuje reikia padaraus šeimininko, kuris sutvarkytų finansus. Kaip Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė pasakė, kad reikia atsisveikinti ir su Rubikoniniu Ikoru, užvaldžiusiu šilumos ūkį. Ir reikia sugrąžinti realią savivaldą gyventojams. Reikia padaraus šeimininko, kuris sugrąžintų meilę tėvynei. Tai yra, atsisveikintų su sovietinėmis skulptūromis ne tik nuo Žalio tilto, bet atsisveikintų su sovietiniu paveldu ir iš Vilniaus miesto savivaldybės. Ačiū. Iš tiesų, manau, daugelis vilniečių ir aš pats taip jaučiuosi, kad viena vertus mes gyvename mieste, kuris yra gražus ir gražėja, to paneigti tikrai negalima. Kita vertus susidurime su faktu, kad savivaldybės paslaugos tikrai nėra tokio lygio, koks yra pats miestas ir kokio lygio yra Vilniaus žmonės. Ir čia daug kas atsiduria tokioje savotiškoje dilemoje. Mes įpratome, kad viskas gerėja, nepaisant to, kad savivaldybė dirba blogai. Ir įpratome ir atrodo, kad turime gyventi su to ir su dalimi neišspręstų problemų ir lyg ir viskas gerėja, bet lyg ir dalis problemų neišspręsta, lyg ir sąžiningumo, efektyvumo, atsakingumo problemos lyg ir amžinos. Tai aš turiu gerą naujieną, kad nėra tai neišvengiama. Galima iš tikrųjų, kad tas miestas klestėtų ir augtų toliau, o tos senos problemos susijusios su tuo, kad daromi kompromisai su sąžine, o ne su politiniais oponentais, kad neatsakingai yra elgiamasi su viešais pinigais, ir kad elementariai neskaičiuojama ir neskiriama, kur yra vizija, kur haliucinacija, tai šitas problemas galima iš tikrųjų išspręsti. Ir Vilnius gali klestėti dar smarkiau, kai su tomis problemomis bus susitvarkyta. Aš asmeniškai Liberalų sąjūdis pažadame būtent tokiais principais vadovautis ir Vilnių vesti į priekį. Ačiū. Iš tiesų, kai prieš 4 metus atėjom į Vilniaus miesto savivaldybę, man teko garbė ateiti iš Seimo, statyti Seimo nario mandato, situacija buvo labai sudėtinga. Atidarėm stalčius, ieškojom projektų, o stalčiai tušti. Nei vieno projekto. Keli tokie pasilikę kažkokie tai, kur gyventi reikėjo. Ir per tuos 4 metus labai džiaugiuosi, kad mes jau turim labai daug projektų paruošę, labai daug projektų yra įgyvendinama ir mes esam pasiruošę svarbiausiam momentui, tai reiškia 14-20 metų perspektyvai, pasiruošę įgyvendinti už 2 milijardus litų per tą periodą. Už 2 milijardus litų. Ir tai yra labai svarbu. Jūs galite įsivaizduoti, kiek Vilniaus mieste gali pasikeisti.
Ir dabar netgi atėjus netgi Majauską arba Šimašių, tas pasikeitimai bus padaryti. Nes pagrindai per tuos 4 metus, kurie nesimato, tai yra projektų paruošimas, detalių planų, kurie užtrunka po 2-3 metus, jie yra padaryti. Stalčiai yra pilni. Ir patikėkit, po to sakys, kaip mes, kokie mes geri ir taip toliau. Bet iš tiesų nuopelno šitų vietoj tikrai nebus tų permainom arba viskas bus gerai. Bus gerai ir be jų. Savo karjerą pradėjau šitam kvartalė dar tarybiniais laikais, buvo prasidėjęs Sąjūdis atgimimas. Šitą kvartalą norėjau išgriauti, čia padaryti 9-aukščių namų gyvenamą kvartalą. Aišku, aš negalėjau įsivaizduoti, kad po tiek metų čia bus aukštoji mokykla. Ir dar tokia aukštoji mokykla. Taigi, iš tikrųjų aš antrą kartą čianais, aš labai džiaugiuosi. Pirmą kartą aš irgi buvau pakviestas prieš keliarius metus į debatus. Ir man buvo labai keista, kad 20 metų Lietuva vystosi demokratijos kryptim, o debatų mažėja. Ir jūs buvo ta maža sala, kurie tie debatai iš esmės atsikūrė ir atsirado. Jūs tą virusą prieš keletą metų išplatinot po visą Lietuvą. Taigi, Lietuvos sąrašo kandidatų sąrašas skiriasi nuo kitų kandidatų tuo, kad yra 9 mokslų daktarai. Lietuvos politikai labiausiai trūksta vakarietiškos kultūros. Jie gali atnešti tik išsilavinę žmonės, akademiniai žmonės, mokslo žmonės. Balsuokite už Lietuvos sąrašą numeris 9 ir už jo kandidatą į merus mane. Šie rinkimai iš tiesų yra išskirtiniai. Nors šiandien dominavo labai daug skaičių ir ūkinės tematikos, bet aš manau, jūs pastebėjot labai ryškią polarizaciją. Tai yra, aš stoviu kairėje ir daug kandidatų stovi dešinėje. Jeigu kolega pasisako už privačius darželius, mes sakom, kad tai yra viešoji paslauga, ir jie turi būti prieinama ir įperkama, kokybiška, reiškia savivaldybės tikrai. Jeigu šnekam apie viešąjį transportą, mes sakom, tai yra viešoji paslauga. Tarpu daugelis šneka apie tai, kad reikia privatizuoti, kažkokį ten pamėginti efektyvumą iš to gauti ir panašiai. Tai šiandien socialdemokratai, Vilniaus socialdemokratai yra kitokie. Mes einame rinkimus atsinaujinę, atsijauninę, bet patirties, girdėjot, neišbarstė. Tai kviečiu rinktis socialdemokratus, kviečiu rinktis mane, na gal Jaunųjų konservatorių lygos atstovo gal ir neįtikino, bet juos tikiuosi įtikino ir už naują pradžią Vilniuje. Ačiū visiems kandidatams, ačiū, kad atėjot, ačiū jums visiems, kad šiandien čia su mumis buvot. Ir linkiu nepamiršti sekmadienį būti pilietiškais ir balsuoti už tą kandidatą, kuris jums atrodo geriausias.